Sveiki. Šiandien gilinamės į svetainių optimizavimą. Remiamės Vladimiro, šios srities tikro specialisto įžvalgomis. Jis, atrodo, turi kiek kitokį požiūrį, kaip pasiekti tas, aukštas Google pozicijas. Tai mūsų tikslas šiandien išsiaiškinti, ką reiškia kalbėti Google kalba būtent jo akimis. Giliau nei įprasti SEO patalimai, tiesa? Tikrai taip. Vladimiro metodika, ji pabrėžia ne kažkokius paviršutinius triukus, o pačią esmę. Kaip Google dirbtinis intelektas iš tiesų supranta prasmę, kontekstą, ryšius tarp sąvokų. Jis sako, kad Google nebėra tik raktinių žodžių skaitimo mašina. Jis siekia suprasti turinį panašiai kaip žmogus. Ieško vertės, intencijos. Gerai, pradėkime nuo pradžių. Kaip Google išvis atranda svetainę? Turbūt viskas prasideda nuo to roboto. Taip, nuo Google Bot. Tai automatinis robotas, kuris keliauja per internetą, sekdamas nuorodas iš vienos svetainės į kitą. Ir čia įdomus momentas, kurį mini Vladimiras, tas robotas naudoja modifikuotą Chrome naršyklės versiją. Modifikuota Chrome. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad Google mato svetainę labai panašiai, kaip ją matytų, paprastas lankytojas per tą patį Chrome. Todėl vartotojo patirtis, tas UX puslapio krovimosi greitis, aiškus dizainas, patogi navigacija, kaip veikia mobiliuosiuose platformose, visa tai tampa ne kažkokio antrailių dalykų, o iš esmės kertiniu reitingavimo faktoriumi. Aha. Jei svetainė lėta, nepatogi, Google Bot tai tikrai pajus. O jei dar ir realūs lankytojai greitai iš jos išeina, tas vadinamas bounce rate, tačiau aišku, signalas Google, kad kažkas negerai. Gal turinys, gal jo pateikimas. Supratau. Vadinasi, techninė pusė ir patogumas vartotojui tai kaip ir pamatas. Bet robotas tik atranda. Kas toliau? Kaip sprendžiama, ar verta rodyti paieškoje? Čia jau prasideda indeksavimas. Ir tai tikrai nėra automatiška, kad viską, ką rado, iškart ir rodo. Vladimiras šitą lygina su bibliotekininko darbu. Ne kiekviena knyga, kurią gauna, keliauja į lentynas, tiesa? Logiška. Google vertina turinio kokybę, ar jis originalus, aktualus, taip pat svetainės techninę būklę, struktūrą. Ir būtent čia, kaip Vladimiras pabrėžė, išryškėja entitetų svarba. Entitetų? Kas čia per terminas? Entitetas, tai paprastai tariant, unikali, atpažįstama sąvoka ar objektas. Pavyzdžiui, Google moka atskirti Apple kaip įmonę nuo Apple kaip obuolio arba Vilnius kaip miestą nuo Vilnius kaip, tarkim, pavardės. Kuo aiškiau Google supranta, apie kokius konkrečius entitetus kalbama svetainėje, tuo tiksliau ji gali susijęti tą svetainę su vartotojų paieškos užklausom. Įdomu. Ir Vladimiras sako, kad aiški struktūra, vidinės nuorodos labai padeda Google šitą darbą atlikti efektyviau. Gerai, entitetai aiškiu. Bet Vladimiras, kiek pamenu, daug kalba ir apie pasitikėjimą. Kaip tas pasitikėjimas susijęs su techninės dalykais ir reitingavimu? Tai labai susiję per tuos vadinamus EEAT principus. Patirtis, experience, ekspertiškumas, expertise, autoritetas, authoritativeness ir patikimumas, trustworthiness. EEAT. Skamba rimtai. Ir yra rimta. Tai nėra tik kažkokie abstraktų žodžiai. Google ypač griežtai žiūri į šias aspektus tose YL, Your Money, o Your Life temose. Finansai, sveikata, teisė. Būtent. Ten, kur netiksli informacija gali turėti rimtų pasekmių žmonėms. Vladimiras akcentuoja, neužtenka vien parašyti gerą straipsnį. Reikia aktyviai rodyti, kodėl tavimi galima pasitikėti. Kaip pavyzdžiui? Turėti išsamų apie mus puslapį, aiškiai nurodyti turinio autorius, galbūt jų kvalifikacijas ar patirtį, remtis patikimais išoriniais šaltiniais, rinkti gerus atsiliepimus ne tik savo svetainėje, bet ir kitur internete. Visą tai kuria bendrą patikimumo vaizdą. Tai čia jau kaip ilgalaikis reputacijos kūrimas gaunasi. O yra kokių nors konkrečių techninių būdų padėti Google suprasti visą tą struktūrą, entitetus, patikimumą? Tikrai taip. Vienas galingiausių įrankių, kurį rekomenduoja Vladimiras, tai struktūruoti duomenis, naudojant schemą Tordžio žodyną. Schema ORB.
Taip, tai tarsi papildomi užrašai svetainės kode. Jie tiesiogiai paaiškino Google, kas yra kas. Pavyzdžiui, šitas tekstas yra recepto pavadinimas. Šitas žmogus yra straipsnio autorius, o čia produkto kaina. Supratau, tokie kaip paaiškinimai robotui. Būtent. Tai ne tik padeda Google tiksliau indeksuoti, bet gali įgalinti ir tuos rich snippets paieškoje išplėstinius rezultatus, pavyzdžiui, su žvaigždutėm, įvertinimais, renginio data. Ir Vladimiras sako, kad tam nebūtina būti programuotojo. Yra įrankių įskiepių, kurie tai palengvina. Taip pat svarbu tai, ką jis vadina semantinė kokybė. Semantinė kokybė. Kaip tai suprasti praktiškai? Na, tai reiškia, kad reikia atitolti nuo seno įpročio tiesiog kartoti tą patį raktažodį daug kartų. Vietoj to Vladimiras siūlo kurti turinį, kuris natūraliai naudoja platų susijusių sąvokų spektrą. Sinonimus, teminius terminus. Pavyzdžiui, jei rašai apie obuolių pyragą, natūraliai turėtų atsirasti žodžiai kaip kepimas, cinamonas, tešla, desertas, orkaitė, receptas. Aišku. Tai parodo Google ne tik tai, kad puslapis yra apie obuolių pyragą, bet ir kad autorius išmano šią temą išsamei. Google algoritmai vis geriau supranta šios semantinius ryšius, jie vertina turinio gilumą, išsamumą, o ne tik tą paviršutinišką raktažodžių tankį. Tai apibendrinant viską, atrodo, kad Vladimiro filosofija yra gana paprastai ir aiški. SEO nebėra tik kažkokia techninė manipulacija ar bandymas pergudrauti sistemą. Tikrai ne. Tai labiau partnerystė su Google. Tikslas kuo aiškiau, sąžiningiau pateikti savo turinį. Kad paieškos sistema galėtų jį suprasti, įvertinti jo kokybę, patikimumą. Ir visa tai remiasi gera vartotojo patirtimi, autoriteto kūrimu. Būtent. Ir kas svarbiausia, pasak Vladimiro, šitie fundamentalūs principai išlieka stabilus, net kai Google algoritmai nuolat keičiasi. Vartotojas centre. Turinys kokybiškas ir struktūruotas. Kalba aiški, prasminga. Techninė pusė tvarkinga. Tai ilgalaikė strategija. Na taip. Ir čia, žinai, kyla toks įdomus klausimas pamąstymai pabaigai. Jei Google dirbtinis intelektas vis labiau artėja prie žmogiško turinio suvokimo, galbūt ateities SEO sėkmės raktas slypi vis mažiau techninėse gudrybėse, o vis daugiau tame paprastame gebėjime kurti autentiškai vertingą, aišku patrauklų turinį. Turinį, kuris natūraliai rezonuoja tiek su žmonėmis, tiek su tais vis protingesniais paieškos algoritmais. Ką manai? Geras klausimas. Tikrai verta pagalvoti. Atrodo, kad kokybė ir autentiškumas tampa svarbiausia valiuta.